Ar švęsdami Velykas pagalvojame apie šios šventės pavadinimo kilmę? Yra įvairių šio žodžio atsiradimo hipotezių. Vieni teigia, kad šios pavasario šventės pavadinimas yra kilęs iš žodžio vėlės, nes anksčiau tuo metu mūsų protėviai lankydavo artimųjų kapus ir jiems nuneždavo kiaušinių. Buvo manyta, kad vėlės atgyja kartu su atbundančia gamta, bet paskui pasitraukė po pirmosios perkūnijos. Visgi etimologai mano, kad pavadinimas Velykos bei žodis vėlė nei etimologiškai, nei lingvistiškai neturi nieko bendra. Iš tikrųjų, šis pavadinimas atėjo iš mūsų kaimynų baltarusių kalbos. Pirmuosiuose mūsų raštuose buvo minima viena skaitinė forma – Velyka. Pavadinimas Velykos kildinamas iš baltarusių kalbos būdvardžio Velykiai – didžiulis, didysis. Šios šventės pavadinimas baltarusių kalboje buvo Velykiai dien. Pažodžiui didžioji diena. Kaimynai latviai šią šventę taip pat panašiai vadina Lielienas, didelė diena. Tad linkime, kad ši didelė diena Velykos būtų šviesi, džiaugsminga ir tikrai pavasariška.